dėl 2 baudžiamojo kodekso straipsnių pažeidimų. 2 piliečiai viešoje internetinėje erdvėje organizavo trukdymą kitiems piliečiams pasinaudoti konstitucinę teisę į referendumą. Vienas viešai ragino žmonės gadinti parašų rinkimo lapus, o kitas ragino bauginti pasirašančius asmenis, juos fotografuoti ir paskui dalinti jiems įspėjimus, neva jie po šitų nuotraukų negalės įsidarbinti, gauti pažymėjimo ginklui, vairuotojo pažymėjimo ir taip toliau. Žodžiu, buvo raginama daryti psichologinį spaudimą. Tačiau prokuratūra atmetė šitą pareiškimą, ji nerado nusikaltimo sudėties ir jų atsakymas yra apskųstas teismui, dabar laukiam atsakymo iš teismo. Mums iš tikrųjų labai liūdna stebėti, kad mūsų prokuratūros labiau rūpinasi tautinių, sakykime, konfliktų sprendimais, netgi kai tie konfliktai yra visiškai juokingo lygio, ten kur nors interneto komentarų. Iš tikrųjų graudu stebėti prokurorų jautrumą visokių lytinių iškrypėlių pseudoteisėms, jeigu juos kas nors sukritikuoja. O štai čia yra visų Lietuvos piliečių konstitucinė teisė į tiesioginę demokratiją, įtvirtinta pagrindiniam šalies įstatyme ir mūsų prokurorams panašu, kad tai nerūpi. Na, dabar žiūrėsim, ką atsakys teismas. Kokie bus po to planai jūsų, jeigu prokuratūra ir toliau neatsakys ir nereaguos? Šiuo metu yra išsiųstas pareiškimas, skundas teismui ir po to, kiek žinau, pagal visą procesinę tvarką galima bus apskųsti dar aukštesniam teismui. Eisim iki galo. Ačiū. Ir prisistatykit, prašau. Marius Kundrotas, tautininkas, politologas. Kaip manote, Juliau, kas stabdo informaciją apie referendumą, kam tai naudinga ir apskritai, iš kurios pusės šitas reikalas vyksta? Kas apskritai Lietuvoje vyksta dabar? Aš manau, kad apie referendumą informaciją stabdyti naudinga plačiaja prasme sistemai. Tai yra 2 sisteminiam flangam, kurios vieni vadinosi kažkada tai Tėvynės sąjunga, kiti LDDP. Jie keičia pavadinimus, keičia spalvas, dar kartais dalinasi į kažkokias satelitinės partijėlės, bet realiai mes matom, kad už jų visų stovi tas supuvęs liberalizmas ir praktiškai tautos griovėjai, tautos pasirinkimo griovėjai, netgi galima pasakyti demokratijos priešai, nors jie labai visur skelbia, kad jie už politiškumą, už demokratiją, bet realiai šitas referendumas, jisai galėtų būti kaip atominė bomba, jisai galėtų įgalinti Lietuvos piliečius, pasinaudoti savo balsu, pasinaudoti savo teisėmis, spręsti pagrindinius klausimus referendumais. Ir tada, iš tikrųjų, tie klausimai galėtų būti išspręsti ganėtinai objektyviai. Nes mes, kaip žinom, 141 Seimo narys, jeigu mes norime gauti daugiau negu pusę balsų už kažkokią tai idėją, tai yra 71 Seimo narys turi balsuoti. Kokiom nors priešiškom jėgom papirkti tokį žmonių skaičių tikrai yra įmanoma. Bet norint referendume priimti kažką, tai referendumui reikia surinkti pakankamai daug žmonių, kad ateitų daugiau negu pusę balsavimo teisę turinčių žmonių ir daugiau negu pusę nuo atėjusių pasakytų vienaip ar kitaip. Vadinasi, mažiausiai tai gali būti 600 000 žmonių, kurie pasako vienaip ar kitaip. 600 000 turbūt nei apkvailinsi, nei nupirksi ir tai yra tikrai ginklas, tai yra įrankis, sakykime, atstatyti demokratiją ir nors truputį sugrąžinti Lietuvą į teisingą kelią. Dabar apie didžiasias masinės informacijos priemonės. Kaip manote, iš kur jos gauna komandas? Kodėl jos iškraipo informaciją arba ją blokuoja iš vis tyla, arba ją iškraipo? Iš tikrųjų, komanda turbūt yra, spėčiau, galbūt iš Daukanto aikštės, galbūt iš kai kurių spec tarnybų. Man
nežinau, truputėlį keistoka buvo žiūrėti visos tos sisteminės žiniasklaidos verkšlenimus, kad kažkokios tai žurnalistės garaže padarė kratą. Tuo metu, kai prieš nepilną pusmetį 9 nepilnamečius visą parą laikė uždarytus, neinformuodami tėvus už tai, kad jie plakatą iškėlė antikomunistinį, tai kažkaip tos didžiosios žiniasklaidos priemonės labai tylėjo. Kai yra gatvėje mušami žmonės, kai yra terrorizuojami, kai yra kviečiami aiškintis į policiją dėl kiekvieno žodžio, visos tos žiniasklaidos priemonės tyli. Dabar, kai juos pajudino, na, tada jau didžiausias triukšmas, visa Europa, visas pasaulis žino. Taip, teisė į informaciją yra tikrai labai reikalingas dalykas. Ir tikrai neturi būti cenzūros, neturi būti persekiojami žurnalistai. Bet kažkaip norėtųsi iš tų masinės informacijos priemonių, iš tų didžiųjų, ypač sisteminių, kad jie būtų, na, kaip sakant, lietuviai turi gerą pasakymą, biedni, bet teisingi, nors jie nėra tikrai biedni. Tiesiog, kad jie vertintų adekvačiai situaciją ir kad, na, kai jų cechą puola, tai jie visi verkia ir triubija visais garsais, tačiau kai puola paprastą pilietį, kai puola dar kažką, tai, sakykime, na, tie, kurie nepriklauso jų komandai, tai jie tada kažkaip tai nutyli, nepraneša, blokuoja informaciją. Na, tai, kaip sakant, reikėtų, kad jie būtų nuoseklūs. O ką pasakytumėt apie šitą paleistą gandą, kad mokami pinigai už parašų rinkimą? Kada čia vakar, jeigu neklystu, Lietuvos Rytas rašė? Iš tikrųjų, kaip? Iš vienos pusės būtų juokinga, nes tai rodo valdžios desperaciją, valdžios tokį paskutinius pasispardymus, kad sukompromituoti referendumo idėją. Tai būtų juokinga, bet iš kitos pusės tai yra labai skaudu, kai aš pažįstu daugelį tų žmonių, kurie renka tos parašus. Jie aukoja savo kasmetinės atostogas, vietoj to, kad pailsėtų, nuvažiuotų ar į kaimą, ar prie jūros, jie stovi ir šąla Kudirkos aikštėje. Jie aukoja, studentai, savo, sakykime, paskaitas ar atsiskaitimus, ar dar kažką, rizikuoja, kad, na, mokslo rezultatai bus šiek tiek prastesni. Seni žmonės, pagyvenę, tikrai eina iki iš paskutiniųjų su lazdelėmis, renka tos parašus, stengiasi, skambina, domisi. Na, iš tikrųjų, man dėl tų žmonių labai pikta. Dėl to, kad jiem tai turėtų būti labai skaudu šitas šmeižimas. Nes tikrai, aš galiu pasakyti nuoširdžiai nuo visos iniciatyvinės grupės, nuo tautininkų sąjungos, nuo parašų rinkėjų visų. Tikrai mes negaunam nei cento už šitą ir tai yra mūsų pilietinė pozicija. Mes aukojam savo laisvalaikį, mes aukojam savo darbo, mokslo, šeimos laiką ir tikrai, na, sakau, būtų juokinga, jeigu nebūtų skaudu girdėti tokius kaltinimus. Ačiū. Ačiū, pasirašiau. Labą dieną. Norėjom porą klausimų užduoti. Kaip manote, kas dabar vyksta viešoje erdvėje? Kodėl stabdoma informacijos sklaida apie referendumą? Kas už viso to stovi? Paprasčiausiai jaučiama, kad valdantieji turi užėmę žiniasklaidą ir atitinkamai privačias televizijas ir radijas. Panašu, kad grasinasi, kad neduos reklamos matyti pas jiems. Ir tokiu atveju gaunasi, kad neišeina ta žinutė pakankamai plačiai. Kažkiek tai iš žmonių iš lūpų į lūpas paprasčiausiai sklinda žinia. O kas dalyja tas komandas? Komandas. Iš kur jos eina šiaip, jeigu kaip jūs pats įsivaizduojate šitą dalyką? Labai paprastas dalykas, jeigu netgi imt, kad VRK viešai paskelbė, kad
referendumo rengėjai gali publikuoti puikiausiai savo internetiniuose puslapiuose, tai galima suprasti, kad tai tik tai internetiniai puslapiai rengėjų, tai yra visuomenininkai, kurie mažai, nedaug turi savo auditorijos, o kad Lietuvos radijo ir televizijoje tai sugeba perskaityti konstitucinį įstatymą ir referendumo įstatymą, kad priklauso 7 valandos radijo ir televizijoje bandoma suplakti į vieną bendrą ir tai turėtų priklausyti tiek radijai ir televizijai ir dar plus turėtų priklausyti ir radijo ir televizijoje. O dabar suplakama į vieną ir kad oponentams ir oponentams, ir žmonėms, kurie agituoja, turėtų po tiek pat valandų priklausyti pagal įstatymą, bet dabar bandoma suplakti, kad ir oponentams, ir agituotojams priklauso tik tos 7 valandos. O kaip manote, kodėl didžiosios informacijos priemonės, jeigu jau neskelbia informacijos, tai neskelbia, bet jeigu skelbia, tai būtinai iškraipyta? Kokia jūsų nuomonė, kokia jiem už to nauda? Iškraipimai tie visi. O pavyzdžiui, kad nesena Lietuvos ryto informacija, čia vakar dienos, jeigu neklystu, kad šliužas ir visi kiti čia esą moka už parašų rinkimą. Girdėjote šitą dalyką? Ne? Girdėjom šitą dalyką ir iš tikrųjų tai yra baisu, kad skleidžiama tokia informacija, kuri visiškai netitinka, neturi jokio pagrindo, netitinka tikrovės. Gaunasi, kad kažkas suinteresuoti vis dėlto iš valdančiųjų, kad šita informacija jinai nebūtų išplėsta arba iš anksto būtų žmonės demotyvuoti, kad neįvyktų tautos valia. Nes užtenka suprast, kad per 23 paskutinius metus dabar 20 kartas bandomas rengti referendumą ir panašu, kad pirmą kartą šitas referendumas, kuris gali įvykti surenkant žymiai daugiau balsų negu kad reikia. Ačiū. Prisistatykite, prašom. Andrius Šimas, Tautininkų sąjunga. Ačiū.